Rytas. Kalba ir rodo vilties miesto studija. Rytas su broliu Benediktu. Buongiorno, buona gente. Gerą dieną, gerieji žmonės. Būkite Dievo palaiminti, būkite laimingi. Pradžioje sudėjęs rankas, pagalvojau, kad kitą savaitę aš jūs įvesdinsiu į japonų kultūros slėpinius. Galbūt pradėsime nuo geišos, kas jinai tokia ir kur geišos paslaptis, slėpinys. Brangiai, kiekvieno mūsų susitikimo arba dvasinio pokalbio metu stengiuosi dėkoti Dievui už jūs. Jūs esate mums tikrai labai labai brangus. Ir visiškai nesistengiu argumentais įrodinėti Dievo buvimo, ar yra Dievas. Mano galva, Dievą mes dažniausiai mylime, beje, tik svajonėse ir melsdamiesi bažnyčioje. Tikrovė tos meilės apraiškų netiek ir daug. Tai, ką kalbėjau per praėjusias 3 šios savaitės dienas, sutrauksiu į vieną sakinį. Visus skatinau ir skatinsiu padėti vienas kitam. Mylėkite vieni kitus. Jeigu norime turėti visuotinę naudą, neužmirškime apie moralinį gėrį. Įsigykime kuo daugiau įgūdžių, padedančių mums atsiverti artimui. Dalinkime savo gerumu. Jūsų aruodė jo tikrai nesumažės. Tai panašu į žvakės liepsną, nuo kurios žmogus uždegęs savąją žvakutę nesumažina šviesos pirmosios žvakės. Klauskite savęs, ką dar galėčiau padaryti gero dėl savo artimo laimės. Suteikime žmonėms antrąjį gyvenimą. Per mūsų gerus darbus jie turi pajusti Dievo meilę. Po susitikimo su jumis, žmogus turi pasakyti, Dievas yra ir jo yra daug. O klausimas, ką dar galėčiau padaryti gero, padrąsins jūs mąstyti teigiamai. Pasaulis nesirita pragaišties ir pabaigos link. Pasaulis nėra ašarų pakalnė, arba kaip dar kiti sako, nevilties pelkė. Nepasiduokime tendencijai, nesileiskime apakinami norų. Better food, better sex and better shelter. Ir dar kuo daugiau nuskausminamųjų. Bet dabar pats laikas pasiklausyti Rabindranato Tagorės dūsavimų apie mirtį. Apie sesutę mirtį sakytų mūsų brolis Pranciškus Asižietis. Žinau, ateis diena, kada neberegėsiu šio pasaulio ir gyvenimas paliks tyloj mane ir paskutinę uždangą užmes man ant akių. O žvaigždės per naktis budės ir kaip anksčiau aušra prašvis ir valandos banguos kaip jūra, išmesdamos kančios bei džiugesio perlus. Kada galvoju apie savo baigmės akimirką, staiga jų užtvara sugriūva ir šviesoje mirties išvystu pasaulį tavo su jo turtais. Nuostabi yra net ir menkiausia dalia tame pasaulyje, nuostabus net ir menkiausias gyvenimas jame. Visa ko veltui troškau, visa ką gavau, tegu pradingsta, palikim man vien tai, ką niekinau ir atstūmiau. Man leista iškeliauti. Geros klotės man palinkėkit, mano broliai, lenkiuosi jums visiems ir išvykstu. Štai grąžinu raktus nuo savo durų ir atsisakau bet kokių teisių į namus savuosius. Iš jūsų teprašau tik tai širdingo paskutinio žodžio.
Ilgai kaimynai buvome, bet aš gavau daugiau, negu galėjau duoti. Dabar diena išaušo ir žibintas, kuris mano tamsų kampą švietė, jau užgeso. Jau muša valanda ir aš kelioniai pasiruošęs. Tikrai labai stipru, ar ne? Labai. Vakar trečiadienio rytą Romoje popiežius Pranciškus susitiko su Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vyskupais. Mes juos vadiname unitais, lotynų kalboje žodžio unitas reikšmė suvienytas. 1596 metais Lietuvos ir Lenkijos valstybės stačiatikiai sudarė su Romos katalikų bažnyčia uniją. Tai yra, jie pripažino popiežiaus pirmumą ir priėmė katalikų bažnyčios kanonų teisės ir teologijos žinias. Bet pasiliko savo graikiškąją liturgiją. Mūsų Vilties miesto bendruomenė beveik kas antrą sekmadienį patarnauja šios bažnyčios atstovas ukrainietis kunigas Tadej. Į Vilnių pirmieji unitai atvyko 1608 metais. Jiems priklausė Švenčiausios Trejybės bažnyčia, veikė Bazilijonų vienuolynas. Šiuo metu jame gyvena beje tik 3 ukrainiečiai kunigai. Unitai. Vakarykštis vyskupų pokalbis tęsiasi beveik 2 valandas. Broliai mūsų iš Ukrainos tikrai turėjo apie ką su popiežiumi pakalbėti. Sveikinimo žodį tarė patriarchas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Po jo kalbėjo keli kiti vyskupai, kiekvienas iš jų pasakodamas apie kančias, kurias įvairiose vietose patiria Ukrainos žmonės. Ir iš tartų žodžių tikrumą paliudėjo perduodamas relikvijos iš karo siaubamos Ukrainos. Perdodame šios daiktus kaip neįkainojamą lobį, su viltimi, kad Ukrainoje netrukus įsiviešpataus teisinga taika, sakė patriarchas Ševčiukas. Kita dovana buvo Jėzaus Kristaus ikona su ugnies ir dūmų ženklais. Ji buvo išgelbėta ukrainiečių karių iš sudegintos bažnyčios Černovės kaime, Zaporižės srityje jie atsiėmus. Rastą ikoną kariai atidavė vienam graikų kataliko apeigų kapelionui. Ikona yra šventas ženklas, kad Rusija kariauja ne vien su kariuomenė, bet ir su civiliais, naikina religinį paveldą. Ikona yra įrodymas, kad kartu su visais ukrainiečiais, nekaltomis Rusijos agresijos aukomis, jų kūne, jų tautoje kenčia ir pats Dievas. Popiežius Pranciškus įdėmiai išklausęs išreiškė savo artumą ir patikino, kad jis savo jausmais ir yra su tragedija išgyvenančiais ukrainiečiais. Jo žodžiai: noriu jūs užtikrinti dėl mano solidarumo su jumis ir nuolatinio maldos artumo. Aš esu su Ukrainos žmonėmis. Jis apgailestavo dėl bejėgiškumo jausmo patirimo velnio norinčio sunaikinti akivaizdoje. Popiežius taip pat paminėjo Ukrainos vaikus. Jis pasakė, iš vaikų atimta šypsena. Vau, kad kuo greičiau baigtųsi visą tai. Na ir dar viena atsisveikinimui eilėraštį maldą. Atsisveikinimo valandą man laimės palinkėkit, bičiuliai. Dangus aušra liepsnoja ir mano takas nuostabiai gražus. Neklauskit, ką kelionėn pasiimsiu. Aš tuštutėliam rankom išeinu ir kupina vilties širdim. Aš pasipuošiu vestuvių vainiku. Ne, man rusvas piligrimo krūbas ir nors kelionės lypi daug pavojų, aš baimės nejaučiu. Kada kelionė bus baigta,
pakils žvaigždė vakare ir prie karaliaus rūmų vartų graudžios sutemų melodijos suskams. Tai ką, brangieji, iki rytojus rytą. Iki rytojus. Būkite palaiminti. Būkite šviesa.